Sveiki, mus girdintys ir žiūrintys, susitinkame su jumis po mėnesio verslo aktualijų laidoje. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, ar kiekvienas syk sunkiai dirbant pasiekiamas rezultatas. Pasirinkome temą dirbti protingiau, o ne sunkiau. Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Sveiki. Šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Tikrai girdime komandų, kurios sunkiai dirba, bet ne visada pasiekiamas rezultatas. Kodėl? Todėl, kad kartais dirbama be krypties, kartais dirbama daug, bet nesukuriama vertė. Daugelis įmonių stengiasi tikrai efektyvinti, greitinti procesus. Vis dėlto rezultatai ne visada auga. Kodėl? Paprastai tai priklauso nuo labai daug dalykų, nes iš tikrųjų dažnai yra susikoncentruojama į patį greitį. Aplamai versle mes turim tokį bendrą įspūdį, kad dirbti daugiau yra gerai. Bet esant brandžioms rinkoms ir brandiems verslams, kuo toliau, to nebepakanka. Tai reiškia, kad tu turi koncentruotis, tu turi savo darbuose prioritetus turėti, nes darimas daug sukuria didelį triukšmą, kuris gali visiškai nebekurti vertės arba išbalansuoti organizaciją ir dėl to nepasiekiama rezultatų. Tai aš sakyčiau, kad labiausiai dėl šitų priežasčių. Labai dažnai daug darbo laikoma tarsi vertybė. Ir, na gerai, tarsi atrodytų, kad jeigu mes taip dėtumėm lygybę daug darbo, tai aišku, logiškai, tada daug ir rezultato. Bet ne visada. Tai kodėl tada, reiškia, kartais taip nutinka, kad pagrindiniai barjerai kažkokie atsiranda trukdantis organizacijai dirbti tiesiog, na, sakykime, protingiau ir pasiekti tą rezultatą? Čia gal yra dvi dimensijos. Viena dimensija yra, kad iš vienos pusės kultūriškai mes įpratę esam sakyti, kad kuo daugiau dirbam, tuo liktai daugiau padarom ir taip toliau. Bet jeigu mes nagrinėtume rezultatus arba kažkokius parametrus, tai dažnai tai nėra tiesiogiai susiję, o kartais netgi būna ir priešingai. Tai čia susideda viena dalis iš tų, kaip mes šnekam ir komunikuojam ir kaip darbuotojai. Tarsi yra nepadoru, pavyzdžiui, skirti laiko daugiau mąstymui arba aptarinėti, kaip kitaip tai padaryti ir taip toliau, negu ta prasme just do, mes sakom, tiesiog daryk. Ne? Ir čia toks yra darbuotojų kaip ir kultūrinis dalykas, kad, nesvarbu, kad aš nedirbu, aš pradedu kalbėti, kad daug dirbu. Ir jeigu tu realiai nepadarai dienos nuotraukos, kur labai konkrečiai faktai sufiksuoja, tai daug dirbi ir nedaug dirbi, nes emociškai mes visi norėdami prisitaikyti ir įrodyti, kad mes esame geri, reiškia, darbuotojai, tai mes turim daug dirbti. Tai dažnai taip ir nutinka, kad visi mes kalbam, kad daug dirbam, bet jeigu tu žiūri, ar yra pasiektas rezultatas, dažnai nepasiekėm. Tai tada kodėl mes tiek daug dirbam? Reiškia, gal ne tą dirbam, arba ne ten dirbam, arba esam išsibalansavę iš tų darbų gausos. Tai aš sakyčiau, vienas yra apie tą kultūrinę tokią kalbą, antra dalis yra galbūt ir apie organizaciją ir vadovus, ne? Kad reikėtų stabtelti ir permastyti. Tai ar mūsų tie veiksmai, darbai sukuria vertę konkrečiai, kuri veda į mūsų norimą rezultatą. Tai jeigu pavardytumėm tuos pagrindinius barjerus, kas tai galėtų būti? Tokie kaip šašai, kurie priauga prie mūsų vidinės kultūros, jau jūs pradedat vardinti, ar ne, tas tiesiog neišsikalbėjimas ir tada jau demonstravimas, toks perdėtas demonstravimas, kad dirbu, bet realiai tai nėra, tai dienos ta nuotrauka tarsi atskleidžia, ar ne, bet dar kiti kokie galėtų būti barjerai. Darbas be prioritetų. Dirbam viską, bet nutinka kaip nutinka, kuris darbas nuneša, ne. Tada, pavyzdžiui, gali būti, kad per daug yra susirinkimų. Tiesiog tu nebeturi laiko, kada atlikti darbą. Ne? Gali būti, kad tas toks, mes dabar rinkoje kalbam, mikromanagementas. Kai kontrolė yra tas, kontroliavimas ir atsiskaitimas užima didelį darbo ir tada mes nespėjom padaryti. Arba
neskiriam laiko išskyrimui, suvokimui, kas yra esmė, kas mums padeda pasiekti rezultatą, o kas nepadeda. Kaip tada atskirti tuos pagrindinius darbus nuo to triukšmo, į kurį mes čia visi įsisukam? Pirmas yra, reikia sustoti, labai aiškiai, kaip aš sakau, susirašyti ir apkalbėti. Netgi, sakyčiau, pareflektuoti, kurie darbai greičiau atneša rezultatą, arba galbūt stringam, arba mes neturim idėjų ir taip toliau. Paprastai tai aš sakyčiau, kad kartais išeiti iš to komforto zonos, paliekant tą mūsų įprastą rutiną ir pergalvoti, kaip jinai dėliojasi. Nes rutinos nepakeitimas ir tiesiog negalvojimas apie tai, kaip tu tą darai ir kaip tu tą organizuoji. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, galima sakyti, susitarti, kad susirinkimai turi nebūti ilgesni negu pusvalandis. Ir susirinkimai, pavyzdžiui, nurodyti, kokie susirinkimai yra reikalavimai. Kad būtų paruošti klausimai, kad būtų dienotvarkė, kad turi būti priimtas sprendimas. Tai čia yra minimaliai, ką galima. Ir tai padėtų mūsų tą rutiną ir tą veiksmingumą, negu leisti, pavyzdžiui, ten kalbėti bet kam. Galima aprašyti, kad pasisakymui skirtos 2-3 minutės pristatyti klausimą, nedaugiau. Tai tokiu atveju mes nešvaistytume laiko tiesiog susirinkimui. Iš kitos pusės, dažnai mūsų darbai, kaip čia sakyti, taip žmogiškai mes priemam, kad kai iškeliami tikslai, tarsi žmonės savaime supranta tuos dalykus, ką aš turėjau omeny. Nors jau dabar ir tyrimai rodo, kad reikia skirti laiko ir netgi yra metodologija, kai tu iškomunikuoji, ką tu nori pasiekti, tau turėtų papasakoti, kaip tai žmogus. Ir dažnai, kai žmogus papasakoja, tai nebūtinai jis taip suprato. Tai dėl to skirti dėmesio labai aiškiam tikslų siekimui ir taip toliau. Yra dar iš to irgi gali būti ir geras dalykas, ir blogas. Jeigu tu tą vieną tikslą išskaldysi į daug šimtų KPI-sų, rodiklių ir taip toliau, tai kartais aš šypsausi, kad tu randi, kad žmonės vietoj to, kad darytų kažkokį vertingą darbą, dažniau turi daugiau laiko skirti ataskaitai, tam KPI-sų apskaičiavimui ir taip toliau. Tai čia reikia suieškoti sprendimo būdus, kaip tai sudėlioti. Nes jeigu pačios ataskaitos ir tų rodiklių skaičiavimai ir pristatymai užima daugiau laiko negu rezultato pasiekimas, tai tada klausimas, kodėl taip mes darom. Ir be sustojimo, apmąstymo, kiek tas laiko užima ar vienaip ar kitaip, mes kitaip nesusitvarkysim. Ne? Tai tas triukšmas gali gimti bet kur, ataskaitose, gali tiksluose gimti, gali tiesiog darbai veja darbą ir mes negalvojam, kuris yra prioritetinis darbas. Dažnai organizacijoje kiekvienas skyrius savo turi tikslus, bet tam, kad tą pasiektum, tu turi įtraukti kitus. Bet jeigu nėra prioritetai suderinti tarp funkcinių ar departamentų ar padalinių, tai gali būti taip, kad ta prasme, kas stipresnis, tas daugiau patraukia ir tada tu niekados nepasieki savo tikslo. Tai prioritetai, aš sakyčiau, irgi viena iš svarbių dalių, kur tu turi sustoti, susirašyti, susižiūrėti savo skyriaus ir net organizacijos mastu kartais reikia priimti sprendimus. Kaip ir kur tą padaryti, jeigu gyvenam triukšme? Sustoti ir skirti arba susirinkimą, arba sesiją paskirti, jeigu tai yra jau pagaunama, kad mes jau patys nepagėm, tai tiesiog paieškoti išorės pagalbos, kažkokį pasidaryti mini workshopą ar kažkokį, kur aptarsit labai konkrečiai, ką jūs keisit. Nes tą pakeitimą irgi galima sutart, kad dabar čia visi mes sieksim, visą kitą, bet kai mes grįžtame į realybę, rutina mus vėl nuneša. Labai dažnai pastebėjau, kad darbas turėtų faktiškai atitikti vieno sakinio apibrėžimą. Nes jeigu tu vienu sakiniu negali pasakyti, ką tu ten darai, tai labai dažnai su tavo protingu darbu nelabai susiję. Tai dabar noriu klausti, kartais labai neauga todėl, kad vadovai praktiškai nepagalvoja, kad jie galėtų padėti komandoms. Tai kokia čia galėtų būti vadovo pagalba? Tiesa, mes prieš tai nekalbėjom, čia
visiems aš supratau, kad ir padalinio vadovas turėtų žvilgtelti, ir pagrindinis vadovas žvilgti, ir ten, kaip jūs sakote, atsitraukti iš to triukšmo. Bet kaip jau konkretus vadovas galėtų padėti komandoms? Nu, tai vadovams pirmą, tai tu turi susiformuoti vieningą matymą ir suvokimą. Ne? Nu, labai konkrečiai, kaip aš vertinu šią situaciją, kur mes esam ir kodėl mes esam čia, tada kur mes norim būti, ne? Ir kur siekiam. Tai aš sakyčiau, yra dvi dalis. Ne? Tai ko mes norim arba ką mes turim padaryti. Ir lygiai ta pati dalis yra labai svarbi, kodėl aš to noriu ir kodėl aš tikiu, kad mes taip neįsim. Dažnai Lietuvoje keliant tikslus yra pasakoma, nu mes norim pažiaugti ten, nežinau, 2 kartus. Ir kaip ir viskas gerai, aš noriu galiu turėti visokių, bet vadovas neįvardina, kaip tai jisai mato, kodėl to reikia. Ir tada tas darimas gaunasi toks, kaip kas supranta. Aš sakyčiau, kad jeigu nėra sąsajos tarp to, kur esam ir kur einam, ir nėra bent kažkokios idėjos, kaip tai pasieksim ir kodėl mes ten turim eiti, tai yra toks, sakyčiau, didžiulė rizika keliantis, kad daug tikimybė yra, kad mes to nepasieksim. Nes jeigu neatsakome klausimą, kodėl, tai yra prasmės dalykas ir kadangi vis tiek gyvenam jau brandžioj rinkoje ir sąmoningumas pakankamai aukštas darbuotojų, tai jie nori to žinoti, o jeigu jiems tai nepasakoma, tai jie randa priežasčių neįsitraukti, ne? Tiesiog daro kaip darė. Kodėl jis turi daugiau kažką kitaip daryti. Tai čia viena dalis. Kita dalis, jeigu nėra iš esmės sąsajos ir nėra idėjų ir nebuvo skirta laiko, tai tiesiog reikėtų turbūt ne tik, kad jeigu mes keliam tikslą labai rimtą ar ten ambicingą tikslą, tai reikėtų skirti laiko ir pasitikrinti vadovams, ar yra idėjų, kaip tai bus pasiekta. Galbūt vadovas ar neturi visų ten atsakymų turėti, kaip tai galėtų būti įgyvendinama, ne, bet vadovas turėtų įsitikinti, kad komanda pajėgi tiek sugeneruoti idėjas, tiek jas susiplanuoti, tiek jų siekti. Tai čia yra vadovo pareiga. Labai dažnai pasimauname ir sutrinkame ir nejudame į priekį todėl, kad neišdiskutuojame tam tikrų dalykų, kur galėtų būti erdvė, kur visi diskutuojame. Kadangi aš suprantu, vadovas sako kryptį, ar ne, eisim ten. Nes, to protingumo ar ne kriterijų mes vertinam ir žiūrim, kad sunkiai dirbam, rezultatų nepasiekėm, dabar reiktų kažką protingiau daryti. Tai kryptis eisim ten, ar ne? Bet kaip tą darysim, labai dažnai neįvyksta tiesiog diskusijos. Tai kur tai galėtų vykti? Pirmas yra turbūt tie susirinkimai arba sesijos, arba workshopai, arba dar kažkaip tai, bet aš dar ir turbūt apie tas kryptis irgi. Aš susiduriu, kad labai intuityviai dažnai yra pasakoma, kad eisim ten, vadovo, įprastai, jeigu tai vadovas ir savininkas yra labai stiprus ir jisai jaučia tą kryptį ir jisai ją komunikuoja, bet yra kita problematika, kad jisai daugiau vizionieriškai formuoja, bet kitiem darbuotojam ar kitiem vadovam, kurie yra daugiau loginio tokio pagristumo, tai ir aš pats esu to stovo, kur aš sakau, kokios prielaidos sako, kad mes auksime 2 kartus arba kad tai bus teisinga kryptis. Ir dažnai mes turim daug reakcijų tokiu atveju, tai kad tu ko čia uždavinėjai klausimus arba kodėl čia tau kyla klausimai, tai ar tu tiki ar netiki, tarsi išeinam iš tokio, tarsi aš padarau tokį diskomfortą ir pats pradedu jausti spaudimą, kad neteisingas klausimas. Tai aš sakyčiau, kad vis dėlto ta diskusija turėtų būti dialogo principu, ta prasme, kad visiems būtų leista pasisakyti, išsakyti, kad bet koks matymas ir kažkokia abejonė išsakyti yra vertingesnė, nes tai mažina mūsų rizikas, svarstant tą kelionę arba tiksluose arba kažkokiuose veiksmuose, nes negu nutylėta ir po to jau kaip gausios, taip gausios, nes vien vizijos kur eiti nepakanka, nes dar tarp vizijos turi būti sąsaja su tuo, kur esam ir kokiu būdu. Ir tam reikia resursų, ir tam reikia laiko, ir pinigų, ir kažkokių idėjų ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad kai mes kalbame apie, metinius ar ten kažkokius ketvirtinius dalykus, turbūt yra skirtingi dalykai. Jeigu mes šnekame apie 3 metų tikslus, tai taip reikia sesijos. Nes reikia pakankamai namų darbų padaryti, tai reikia rinkos analizę pasidaryti, reikia klientų, reikia pasižiūrėti, kas mums nesiseka. Ir netgi aš sakyčiau, kad vis dažniau jau įmonės kalba apie tai, kad ko nedaryti, kad kažkur labiau koncentruotis.
nes dažnai mes šnekam, kad daug dirbti. Ką reiškia protingai dirbti? Protingai dirbti tai reiškia kažko ir nedaryti. Arba suprasti, kodėl aš to nedarysiu. Arba suprasti, ką aš pasirinkau daryti. Ir kai tu klausi, kodėl tu tą pasirinkai daryti, kodėl tu tiki sėkme, tu esi priverstas įvardinti, tai iš ko ta vertė atsiras, arba kodėl daugiau pardavimai bus, ar daugiau patenkinti klientai, ar geresnė gamyba bus, ar neefektyvesnė bus. Tai aš sakyčiau, kad be sustojimo tokio labai aiškaus skirimo laiko, netgi sakyčiau, meskim iššūkius savo idėjom ir parodykim, sugebėkim surašyti, įrodyti, kokios prielaidos leidžia tai padaryti mums. Nes jeigu tos prielaidos yra silpnos arba nepagrįstos, arba tik yra mūsų fantazija, tai mes nepasieksim. Gerai. Kaip pastebėsim tą protingą mūsų elgseną? Kokios bus pasekmės? Kas nutinka, kai dirbame protingai? Sakyčiau, labai konkretus dalykai atsiranda, pavyzdžiui, būna konstruktyvūs konfliktai, komandos kalba, vadovai dalinasi savo ir sėkmėm, ir nesėkmėm, duoda patarimus, paremia kitą. Tai rodo, kad žmonėm rūpi, jie supranta, kodėl jie tą daro ir jie paremdami kitus ir savo tikslus neskuba. Nebijo įvardinti, ko nespėjo, įvardina, kodėl nespėjo, arba kodėl tą ar tą darė. Tai rodo, kad prioritetai veikia. Ir, pavyzdžiui, yra sako, aš pasirinkau šitą daryti, bet nepadariau dėl to, kad šitas buvo svarbiau. Tai šitie indikatoriai parodo, kad vis dėlto vadovai ir komandos skiria tokiam reflektyviam pamastymui arba diskusijai, suprioritizuoti ir įsivertinti vertes savo darbų. Labai dažnai toks geras įsivertinimas, žmonės labai paprastai kalba, ar ne, buvo daugiau chaoso, dabar daugiau tvarkos. Ne, tokiais paprastais dalykais. Saugiau jaučiasi. Taip, arba pavyzdžiui, atsirado daugiau laiko, tai galim tada kažkaip pabandyti strategiškai kažką dar naujo pagalvoti arba kitaip pagalvoti. Ne vienas dalinasi, kad emociškai tiesiog yra paprasčiau ir netokia didelė įtampa. Tai yra labai įvardinami ir ne dalykai. Bet mes kėlėm tą klausimą, ar ne, geriau protingiau negu sunkiau, bet ar yra tikra koreliacija ir ar pagrįsta šita iškelta tema? Ar tikrai tas mažiau yra geriau ir daugiau, logiškai mąstant, daugiau vertėtų likti ties to? Aš atsimenu, čia prieš kokį 10 metų ir vėliau, kai Lietuvą atėjo suomių kompanijos, buvo žiauriai keista ir mes lietuviai tuo metu labai keistai vertinom suomių elgseną, kai suomiai skirdavo 80% diskusijai, planavimui, vertinimui, aš sakyčiau, tuo metu iš vis atrodė visiškai bergždžias laikas, tai jau seniai būtume tą padarę ten. Ir dabar aš, kai vertinu pagal šių dienų, iš šios dienos perspektyvos su savo patirtim, aš sakyčiau, kad dėja mes esam labai energingi ir mus nuneša pats veiksmas, negu toks susikaupimas ir susivokimas loginis į protingumo, į tokį nurimimą, nes emocija veda ne visada loginiu keliu. Ir aš sakyčiau, kad kuo toliau, to daugiau mes turime skirti intelektualiniai veiklai, kūrybiniai. Greitoj, kokius nors ten kažkada mes diskutuodom, kaip čia tą žodį parinkti, ten kaip tas laiškas turi atrodyti, tą dirbtinis intelektas puikiai tau gali pasiūlyti, jeigu tu sugebėsi suformuluoti labai aiškiai užduotį. Tai reiškia, kad mes savo kiekių rašymo laiškų jau nieko nebesukursime. Tai nėra problema. Problema yra, kad reikia protingai, aiškiai ir veiksmingai jau veikti. Nebetinka iš daug atsitiktinumų ištraukti toj vietoj. Tai tas, kur daugiau dirbti ir protingiau, tai grįžtant prie tų suomių, aš sakyčiau, kad ir Lietuvą ateina tie dalykai, kad ypač aišku, kai mes turim didelius projektus, ten milijoninius, 10 milijonų, tai tas labai gerai pradeda matytis, kaip mes projektuojam,
kaip mes diskutuojam, ar atsipirks, kaip mes įrodinėjom, kokie čia segmentai, kaip čia bus, čia pirks, nepirks, čia tas pakankamai gera kokybė bus bloga. Tai tas jau rodo, kad mes tam tikruose veiksmuose daromės kaip Suomiai, kad pasirodo dar eurą neišleidom, bet išleidom jau projektavimui, pinigus, mąstymui, modeliavimui. Irgi dažnai tenka pasakyti, ar startupams, ar kažkaip tai sakau, jūs bent jau ten susidėliojat kažkokią verslo modelį, konstruktą, susirašėte, pelno nuostoliai, kaip atrodė šią pirmosius mėnesius ar 5 metus ir taip toliau. Ir dažnai išgirstu, kad tie, kurie protingi, jie sako taip. O tie, kurie tik idėja, tai sako, o kam to reikia, taigi čia iš tikrųjų, žinai, o kitų klausia, kuo pagrįsta. Tai labai gerai atšaldo investuotojai, kaip aš sakau, kai jie balsuoja pinigais ir jie tiesiog labai paprastai sako, šitą finansuojam nes tikim, nes jūs turite ir pagrindimą, ir paskaičiavimą, ir skaičius, ir tyrimus, ir taip toliau. O jeigu tik tikėjimą aš perku, tai aš tiesiog neperku ir viskas. Tai tas įrodymas apie protingumą ir suvokimą, aš manau, kad irgi labai geras atspindys šių aktualijų. Klauso ir sako, o čia yra įdomu, aš atkreipčiau dėmesį, koks nors vadovas. Tikrai panašu, kad tikrai taip sunkiai dirbam ir vis vien tų rezultatų nėra. Tai koks galėtų būti tas, sakykime, paraginimas ir vienas sakinys tam vadovui? Stok ir mąstyk. Apmąstyk. Ką? Viską. Erdvę, darbą, žmogų, tikslus, save pagaliau. Ir atsitrauk gal net ne vienas, ar ne? Mes kartais nesam objektyvūs savo, ne? Kartais visai neblogai ir turbūt visokie tie coacheriai, mentoriai, konsultantai, jie turi tą savo vietą šitame klausime tikrai. Kokios būna pagrindinės vadovo klaidos, kuris jį dažniausiai suklysta, tokių įsitikinimų gyvendamas ir absorbuodamas tą tokį žvilgsnį? Kur paslydimo momentai pačio vadovo? Realybės praradimas tiek su savim, tiek su komanda, tiek su organizacija. Tai reiškia, kad tu gali atitrūkti pats dėl savo idėjimų, tikėjimų, norų ir taip toliau, bet lygiai taip pat ir komanda tas gali atitrūkti. Jeigu tu neskyri tam laiko, arba organizacija gali pradėti gyventi visai kitą gyvenimą, negu tu įsivaizduoji. Tai vis dėlto organizacija tai yra sąryšiai tarp žmonių, procesų ir tapsne darbų. Šiaip vis tiek mes esam tam, kad padarytume darbą. Ir dėja mąstymas, apmąstymas, planavimas, ta intelektualinė veikla yra viena iš svarbiausių darbų. Ir visai pabaigai labai dažnai toks vadovo, sakykime, būna irgi įsitikinimas, jeigu čia dalykai neveikia, pakeičiam žmonės ir viskas veiks. Gera rizika. Kodėl? Jo, buvo čia tokių ir kartais, dabar gal rečiau girdžiu, kad sako, reikia naujo kraujo, reiškia, ateis naujas žmogas, reiškia, jeigu tu neprisėmė tokių tikslų, tai ateis žmogus, kuris prisims tų tikslų. Ir tokių tikrai galima pavyzdžių, manau, rasti organizacijose ne vieną, bet aš visada sakau, brandžios organizacijos supranta, kiek kainuoja atranka, brandžios organizacijos žino, kiek kainuoja adaptacija. Ir brandžios organizacijos žino, kiek šito žmogaus pakeitimo nesėkmė atneša prarastų pinigų. Ir ta rizika yra kartais ant tiek didelė. Nesakau, kad nereikia, kartais tikrai reikia, jeigu nėra organizacija labai komforto zonoje sėdi, arba turim kažkokią labai kritinę situaciją, kai tikrai reikia radikalių dalykų, tai galima tos žmonės ir pakeisti, reikia kartais keisti, bet tai nėra kasdienė normalios organizacijos veikla. Vis dėlto mes dirbdami nuosekliai ir turėdami aiškias procedūras, veiklas, susikoncentravę vertės kūrimą, galime pasiekti gerų rezultatų, negu blaškydamis. Tai dar tarsi viena protinga mintis. Ačiū šį kartą už pokalbį. Primenu visiems mūsų klausiusiems ir žiūrėjusiems, kad šį kartą Verslo aktualijų laidoje kėlėme klausimą, ar visada sunkiai dirbantis laimi, ar geriau protingiau dirbti. Buvo tema
protingiau, geriau negu sunkiau. Kalbėjusi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Ačiū. Šitą pokalbį vedžiau aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Stebėkite mus, dar tikrai pritrūkstame jūsų reakcijų, galite reaguoti, parašyti, bent jau laiką uždėti, tikrai paskatinsit mus ir toliau kurti. Šį kartą atsisveikinam, sudie.